Taigi sveiki, mėlyjeji, sveiki mūsų klausytojai ir klausytojos, žiūrėtojai ir žiūrėtojos. Šiandien, kaip ir kiekvieną sekmadienį, aš Artūras ir Trading Inkubatorius pabandysim apžvelgti kai kurias valiutų paras ir pasižiūrėti iš tikrųjų, kas iš to, kas čia vyksta paskutiniu metu. Tai, kas iš tikrųjų paskutiniu metu vyksta, tai aš jau kalbėjau prieš 2 savaitės, kad taip ir gali nutikti, kad gali viskas įeiti kažkokią tai konsolidaciją, dar kažkur tai. Tai tikrai visam šitam procesui, kuris dabar tai vyksta, jau buvau pasiruošęs ir visiškai dėl to nepanikuoju. Tai normalus procesas, tradingė tai yra normalu, nes laiką viskas važiuoja taip greitai ir tvarkingai ten, kur norėtųsi, viskas būna ir korekcijos ir taip ir panašiai. Dabar toksai kaip tik laikotarpis yra. Taigi USD ir Kanados doleris, jau čia žinot, aš jau esu seniai įsikinkęs tą porą ir dabar dar turiu atidarę short pozicijas, kurios ten aišku yra nuostolingos, nes užhedžintos jos yra kažkur, tai čia buvo užhedžintos, ar čia kažkur, tai jau čia buvo užhedžintos. Žodžiu, tai kol kas sėdžiu šitoj pozicijoje nuostolingai, bet nelabai bijau, nes tik tai darys žemesnės apačias, nusiminėsiu nereikalingus sandorius ir paliksiu taisytis tam nuostoliu. Tai dabar ties kol kas turiu nuostolius įsilyginti būtent su šita pozicija. Kol kas ir toliau visa žaidėjų grupė iš tikrųjų žaidžia po kainą 1.4, kuri iš tikrųjų matėm yra pakankamai reikšminga. Tai šičia ir toliau išlieka ta pati nuomonė dėl short pozicijų ir tik tais dėl short, nieko daugiau jokius long nebandyti ir nedrįst. Iš price action šita vieta buvo labai aiški. Aišku, mes jau čia savaitiniam grafike buvom seniai pardavę, nes mes rėmėmės, kaip pamenat, visai kitais dalykais. Efektas, kuris aš vadinu veidrodinis, iš tikrųjų gali laisvai pasiteisinti galbūt net šią savaitę, tarkim. Va, tokia pati žvakė, jo, toks pat modelis čia, toks pat čia, tokia pati nesusipratimas čia, toksai pat nesusipratimas čia 3 savaitės ir paskui tiesiog toks modeliukas būna, gaunasi pakankamai gražus. Tai va, čia galbūt gali taip įsipildyti, galbūt ir ne, nežinau, bet aš jo visai nesupykčiau, jeigu toksai būtų. Kol kas tik tai short ir daugiau nieko. GBP ir Kanados doleris, tai priartėjom prie, aš gerbiu tuos visą laiką tokias vietas, gerbiu šitai porą, gal jie nėra tokie gal jie labai stiprus, bet vis tiek tuos dalykus gerbiu. Pas mus jau čia ir vykintas, ir pas mus dauguma čia, ir pas mane, ir pro kursą klasėje Hebra jau prasidavinėję buvo šitoj vietoje, šičia labai protingai, su ypatingai mažais stop lossais ir susirinko visus punktus iki šičia, aš nespėjau, tai aš eidinėjau kažkur biškį čia vėliau ir susirinkau iki čia viską, irgi čia fiksavau visus pelnus, apačios yra paskutinės prieš tai padarytos, reikėtų atkreipti dėmesį iš tikrųjų, kad iš tikrųjų susifokusavus tikrai didelė jėga šitoj vietoje. Ir čia jau dabar tikrai būtų pakankamai sunku iš tikrųjų grįžti iki tokios vietos ir čia prasimušti, būtų labai sunku, nes vis tik tais yra nepaprasta eilinė kažkokia tai korekcija padaryta, vis tik tais yra tokia, kurioje lygiai ar kažkokia tai zona buvo tikrinama ne vieną kartą. Tai kol kas čia yra laukimas, jeigu tik tai daro žemesnės apačias, toliau važiuojam su šita pora į apačią. Kol kas pora laukime yra. Kas spėjo šičia šaunuoliai, šito vietoje sudirbti, kas nespėjo, laukiam ir žiūrim, kas bus toliau su ja. Bet aš čia tik tais iš shortų žiūrėčiau. Naujosios Zelandijos doleris su USD doleriu aš matau iš tikrųjų, kaip uždarimai veikia, kainų uždarimai, pasižiūrėkit, kur yra kainų uždarimai ir jie niekaip nesugeba daryti kažko tai žemiau. Per tokį laikotarpį, tai formuojasi kažkas panašaus į tokį variantą ir aš tikrai mielai būčiau labiau patenkintas, jeigu kaina prasimuštų į viršų, tai aš tikrai tada jau labai aiškiai žinočiau, ką reikia daryti, nes aš to scenarijaus laukiau labai seniai su šita pora, aš jau ją turbūt pamenat ir nuo pernai metų aš ją, kadangi visą laiką pardavinėjau ir kada jau buvom prie kulminacinių lygių, aš ją nustojau pardavinėti ir pradėjau tik tais pirkti. Pirkau ją būtent nuo čia iki čia, paskui bandžiau pirkti vėl čia ir paskui čia kažkurio mes gavom stopų, buvom gavę ir čia jau viskas pasikeitė. Bet aš šitai porai ir toliau esu tos pačios nuomonės dėl pirkimų.
New Zealand ir USD, tol, kol nepadarys man jinai šituo pačiu. Kai jinai padarys šitas apačias, aš savo nuomonę pakeisiu visiškai kardinaliai, tol, kol jinai jos nepadarė, aš esu šitai porą užpirkimus. Dabar tai šiuo momentu esu laukime, bet aš matau, kad formuojasi iš tikrųjų tam tikri kainų modeliai, kurie iš tikrųjų gali parodyti, jog ta kaina galėtų visiškai truktelti į viršų. Tai čia esam irgi kol kas laukime. GBP ir Australijos doleris, va čia labai gaila, bet net sakiau, va hebrai pas mus, kad aš tiek apie jį daug galvoju paskutiniais mėnesiais, aš jau jie pamenat, šortinau nuo čia visur. Ir čia turėjau tikrai idealią progą jį pasišortinti ir to nepadariau. Tai labai gaila ir mano paėmė pending orderius, kurie buvo po 2.00. Va, tai labai gavosi. Va, ant kiek yra svarbu iš tikrųjų, va, kaip kartais sako žmonės, tai ką jūs ant tam inkubatorių veikiat, jeigu jūs prekiaujat su dieninėm žvakėm, taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų prekiaujant šitoj forex rinkoje, iš to gyvenant pastoviai kažkokias tai pajamas generuojant, iš tikrųjų yra tikrai pakankamai svarbu aktyviai stebėti. Tai tu turi būti stebėtojas. Traderis tai visų pirma yra labai geras stebėtojas. Tai čia kažkur vat buvo tai Valentino dienos, tai vėl kažkas, tai sugalvojau, kad gal reikia prasitęsti atostogas ir neiti į darbą, vat, ateinu jau, tada žiūriu kainą kažkur, tai vat, jau čia kažkur, tada jau nei tu pirksi, nei tu parduosi, tada pasiimi pending orderius, iš tikrųjų realiai turėjau pagal planą, būt kaip ir visi šitie planai buvo mano įvykdyti, visi tikrai čia buvo planai įvykdyti, buvo ir čia prisiparduota, čia buvo pendingai paimti, čia buvo parduota, čia buvo pendingai vėl paimti, tas pats turėjo būti ir šį čia, aš turėjau prasiduoti šį čia, tada pasiima pendingus, tada jau aš būčiau turėjęs 8 maždaug 100 punktų buferį, kaip aš sakau, jo, ir tada čia būčiau jau laisvai generavęs tais visais pinigėliai. Šiuo atveju paimtas pending orderis ir jisai yra nuostolingas. Va, tai dabar tai vėl stopai, aišku, čia yra pakankamai pas man dideli. Tai vat nėra taip, vat, kaip aš sakau, mane paskutiniu metu biški marketas, va taip, aišku, aš ir pats atsipalaidavau, nes to šventės buvo ir visa kita. Tai vat reikia labai akylai stebėti. Aišku, čia nieko blogo nėra, čia finansinė išraiška tikrai nėra labai daug ir čia viskas yra kontroliuojama, čia viskas yra tvarkoj. Tik tais, kad va, tas profesionalumas kartais per tą tokį aplaidumą jisai gali trumpam išnykti. Euras ir tai, kas liečia GBP, Australijos dolerį, vėlgi mes ir su Vykantu kalbėjomės, aišku, jisai jau labai žemas tas apačias daro ir laiką daro pakankamai didelės korekcijas ir čia galbūt jisai iš tikrųjų turi šansų prasimušti net ir taip visiškai. Tai tikrai yra įmanoma, bet kol kas yra tikrai, jeigu žaisim pliusų minusų žaidimą, kurį aš visą laiką žaidžiu, vat, būtent, tarkim, klasėse arba per mokymus jo, tai šitoj poroj iš tikrųjų tikrai yra daugiau pliusų, minusų kol kas apskritai nėra nei vieno, o turbūt vienas yra minusas, kad kažkokiam tai, tarkim, tenai savaitiniam grafike čia kažkoks tai gali formuotis, tarkim, pleišas, kuris yra krentantis jo, ir tai vėlgi imtum, jeigu teorinė prasme ir praktinė, tai krentant į pleištą negu kylant į pleištą iš tikrųjų pramuša kur kas mažiau kartų į tą pusę, iš kurios jisai atėjo. Jo. Tai vat šičia liekam tik, aš asmeniškai lieku tik tai su short kol kas pozicijas ir tol, kol viskas vyksta. Aišku, labai nepatiko, kad viskas susidarinėjo blemba su šitokia manipulacija. Kol kas tai čia nėra 100% manipulacija pagal mano teoriją. Bet jau man nepatinka, kad užsidarinėjau kainą virš 2.00. Kol kas matysim, stebėsim. Jeigu kaina tik tais toliau eis, iš tikrųjų iš karto pendingai mušis ir viskas eis į priešingą pusę, fiksuosiu nuostolius ir bandysiu tada jau juos kažkaip užhedžinės išsitaisyti. Euras ir GBP, tai euras ir GBP toliau lieku mėlėjai prie tos pačios nuomonės, tik tais long ir dar kartą long, savaitiniam long, dieniniam long, visur long ir čia tik tais reikia laukti progų, kada reikia juos įėti. Aš vis neturiu čia tų progų, aš gerai papasakosiu apie šią porą truputėlį išsamiau. Jeigu kas nors supranta, kas supranta FIBO tokius dalykus, tai kiekviena korekcija FIBO matuoja kažkokios tai pagrindinės tendencijos korekciją. Ir jeigu ta korekcija būna nedidelė, tai yra tarkim iki 38 arba 24, tai jinai nėra tokia patikima. Kodėl tokia patikima nėra? Dėl to, kad po tokios korekcijos, kuri būna nedidelė pagrindinėme impulse, labai dažnai būna taip, kad kaina dar kartą padaro aukštesnės viršūnės ir jinai tada padaro tą savo tikrąją pilnąją bangą. Tai
gaunasi vienetas, dvejetas ir trejetas. Ir tik tada būna šį čia 1, 2, 3, čia būna 61 ir tik tada kaina važiuoja pilnai, jau važiuoja ten, kur jai reikia. Tai dabar, tarkim, šitoje situacijoje taip ir būtent yra pagrindinis impulsas pakankamai didelis, korekcija yra labai maža, padaryta prieš tai buvusi viršūnė, tai yra šita, ir dabar šį čia yra kaina pakibus. Tai aš būčiau daug laimingesnis, aišku, jeigu šita pora pradėtų koreguotis į apačią ir jinai važiuotų tik paskui šitaip. Aišku, taip gali ir nenutikt, bet jeigu taip nenutiks, tai tada bus laimingi visi. Jeigu taip nutiks, aš manau, kad iš tikrųjų, šiuo atveju papasakau tokią situaciją, vieną čia iš tikrųjų iš savo tų mokymų, kada iš tikrųjų žmonės pasimeta, panikuoja ir kai pradeda kaina važiuoti jau į apačią, jie tiesiog supranta, kad reikia pardavinėti, jie čia puola visur pardavinėti tą kainą ir paskui jinai apsisuka galutiniam taške ir vėl važiuoja labai stipriai į viršų. Tai šita situacija yra tokia pakankamai dabar tai dviprasmiška ir aš jos laukiu, vėl tai yra labai geras dalykas dėl pačios teorijos ir praktikos, tai visų pirma labai geras statistika paskui bus. Tai sulauksim, pažiūrėsim, kas iš to bus. Ir Kanada ir Japonijos jena. Aš tokiose vietose asmeniškai viską palieku lauk. Aš atsimenat, turėjau longų, įsitaisiau juos ir palikau aš tą porą ramybėje, šios nebenoriu matyti, tegul jinai čia dabar tais draskosi kaip jinai nori. Savaitiniam grafike jinai tikrai ruošiasi, kiek suprantu, krist, nes mėnesinis grafikis irgi pažiūrėkit, jisai kažkas čia lygtais Tomas pas mus buvo paminėjęs, Matulevičius, kad čia nebuvo jokio lygio taip teisingai, jinai čia yra kabanti kaina, kaip aš vadinu, ir čia buvo pabandyti galima, tas neišėjo ir toliau tada važiuojam su juo mes į apačią. Tai greičiausiai čia bus šitoj poroj pardavimai. Euras ir USD. Viskas, nepamirškit, yra bet kokiu atveju dėžiai, tai šita dėžė gali tęstis dar labai ilgai. Gali tęstis ir dar belenkiek laiko, iš tikrųjų, tai čia reikėtų būti labai atsargiem. Bet čia turėjom tokį panašų modelį, kuris buvo dabar tais ant GBP, atsiprašau, ant USD, New Zealand USD. Kas dabar tenais vyksta, gaila, kad yra aukštesnės padarytos viršūnės ir jų niekaip nesugeba padaryti. Jeigu tik tais kaina prasimuštų čia per viršų, iš tikrųjų atsiveria tokio dydžio vartai ir važiuojant tik tais į viršų šitą porą. GBP ir USD turbūt irgi yra atstojus, jo sustojus jinai yra, ir čia yra kažkas tai 1.45 berods šitoj vieto, 1.45, jo, tai mėnesiniam grafike, nepatinka man tos tokios spygliai, tos tokios apačios. Aišku, čia arba eis iki jų, arba neis iki jų, niekas nežino, kaip ten su jau bus. Tai šitą irgi palieku ramybėj. Visas kitas ten manau, kad apžvelgs Vykintas, arba galbūt net ir tas pačias. Apžvelgs Vykintas ir galbūt tenais Vaidotas kažką dar pakomentuos. Taigi, šiandien tiek, mielieji. Geros jums prekybos. Priminsiu, kad tai yra vidurys mėnesio, iš tikrųjų nieko tokio, kurio vidurys, čia jau mėnesis jau važiuoja į galą. Tai iš tikrųjų nepasakysiu, kad tas mėnesis buvo pakankamai geras, kol kas jisai laukimų buvo, bet aš to ir tikėjausi. Tai valdykit svarbiausią riziką, nedarykit kvailų sprendimų ir visą laiką, kiekvieną kartą kažką tai darydami, markete paklauskit žodį savęs, kodėl. Jeigu turit 3-4 atsakymus todėl, tada iš tikrųjų yra gerai. Jeigu neturit, jau yra negerai. Šiandien tiek ir susimatysim po savaitės.